Nu, vat, antra dalis B vakar dienos, lapkričio 1 dienos iš Prienų antipranašų konferencijos. Nežinau, aš jau daugumą pasižiūrėjau, labai daug, sakysim, bla bla bla. Gyrėsi, kiek jie ten kažkur, kažkada, kažkaip, jau kurie meldėsi, ten įvyko išgydymai ir taip toliau. Nu tiek tų pasigyrimų, aš nežinau, gal žmonės patys pasižiūrėsite, aš tik tais akcentus sudėsiu, kad nereikėtų daug žiūrėti, parodysiu, kas dalyvauja, kokie žmonės. Tai, vienu žodžiu, aš nepykit, bet kas norėsit, galėsit pasižiūrėti pilnai, bet aš tiesiog trumpinsiu, kad nebūtų per ilgai, tai kad pažiūrėkit patys, jeigu norėsit. O jei ne, tai galite pažiūrėti trumpą mano, sakysim, kurių tos nesąmonės išlindusios ir viskas, nes tų pasigirimų, nu, aš žinau, kad jau bentverčia. Trumpai ir tada aš turiu žodį, kurio noriu su jumis pasidalinti. Hallelujah. As I was coming over from America, Kai aš keliavau iš Amerikos, I was asking God, what are you saying over the nation of Lithuania? aš klausiau Dievo, Dieve, ką tu kalbi Lietuvos tautai? And what he spoke to me was Ir tai, ką jis man pasakė, that there's been a strong anointing to teach the word, kad buvo iki šiol labai stiprus patepimas mokinti žodį. but what he was doing in this season was that he was about to bring a revival of his spirit. Bet ką jisai daro šiuo metu, jau beveik atneša probudimo dvasią. So even as Apostle McGee was preaching this morning, Taigi, kaip apaštalas pranašavo pamokslavo šį rytą, it's an example of what God wants to do in this nation, tai pavyzdys to, kad Dievas nori daryti šioje tautoje. where he's about Na va, pasirodo, prabudimui dar kažko trūko, vat jie atvažiavo, tai bus prabudimas. Matai, nu, šitą, dar truputėlis, nu, vat, nu kažkaip, jėgos trūko turbūt, žinai, vat, Lietuvos tautai. O tikėjimo aktyvatorius išėjo, tai vat, čia pasakė, kad vat, jisai pakalbės ir bus suaktyvinta, nu, tikėjimas, nu. Argi reikėjo Jėzui, ar reikėjo kažkokiem kitiem apaštalam, kad kažkoks tikėjimas pas juos susiaktyvintų. Prabudimas, nu kur jūs tą prabudimą matot, aš niekaip neįsivaizduoju. Nu klausom toliau. Na va, tsunamio jėga, jis įsiverš į Lietuvos tautos padangę. O, kokie žodžiai. Bet įdomiausia yra tai, kada jisai cituoja Jono laišką. Vat aš man labai mėgstu paklausyti, kada jie ima rašto vietas. Jisai cituoja apie nuodėmės įstatymą ir laisvės įstatymą. Betgi ten eina kalba apie ką? Apie žydams. Žydam, tai yra jie nuodėmės įstatyme gyveno. Tai jeigu mes imam romiečiams 8 skyrių, 8 laišką, tai ten skaitai nuodėmės ir laisvės įstatymas. Tai yra kalba žydams, o ne pagonims, kur, sakysim, pas mus šiandien yra pagonių tauta buvusi, žinai. Tai jisai viską sumaišė, viską sutrinė į vieną, žinai, ir koks skirtumas, valgykit, jokių problemų nėra. Nu, neblogas aktyvatorius toks, bet biški flegmavotas, tai truputį reikia energijos tau, energetiko išgerk. God will come because of your freedom and moving in that. Ir taip pat Dievo palaiminimas ateis dėl tos laisvės, kurioje tu gyveni. God bless you. Dievas te laimina jūs. Give the Lord a praise. Paplokim, viešpačiui šlovę atiduokim. I want to minister for a few moments on the prophetic anointing. Aš noriu patarnauti keletą akimirkų apie pranašišką patepimą. What I want to share with you Kuo aš noriu pasidalinti su jumis? is this. Štai kas. What is your testimony? Koks tavo liudijimas? The Bible says in Revelations 19:10, Apreiškimo 19:10 Biblija sako, the testimony of Jesus Jėzaus liudijimas is the spirit of prophecy. yra pranašystės dvasia. I believe God is asking the question Aš tikiu, Dievas užduoda klausimą. in our homes, Mūsų namuose, in our churches, mūsų bažnyčiose, in our nations. mūsų tautose. What is your testimony? Koks tavo liudijimas, When the bound see you, kai, when the bound see you,
kai surišti žmonės tave pamato, What is the testimony? koks tavo liudijimas. On Sunday mornings or whenever you have church Sekmadienį ryte, kai tu būni bažnyčioje and people come into your gathering, ir žmonės ateina į tavo bendrystę, what is the testimony? koks tavo liudijimas. What do you mean, what is the testimony? Ką tu turi minty, koks mano I mean, liudijimas? what do they see? Aš turiu minty, ką jie pamato. Do they see the Jesus of Matthew, Mark, Luke, and John? Ar jie mato Jėzų iš Morkaus, mato Luko ir Jono? The Jesus that freed the bound, Jėzus tas, kuris išlaisvino belaisvius. the Jesus that healed the sick, Jėzus tas, kuris išgydė ligonius. the Jesus that delivered the oppressed. Tas Jėzus, kuris išlaisvino Do belaisvius. they see the Jesus that walked on water? Ar jie mato tą Jėzų, kuris vaikščiojo vandeniu? Do they see the Jesus that raised the dead? Ar jie mato tą Jėzų, kuris prikėlė mirusius? Or do they see a religious Jesus Ar jie mato religinį Jėzų, that tells nice stories kuris pasakoja gražias but leaves our istorijas, lives the same? bet mūsų gyvenimus palieka tokius pačius? Oftentimes when we Na, ponas Lesortė, aš galiu tik nuo savęs pasakyti, ką aš matau, kada aš pamatau tokius kaip jūs melagius. Tikrai Kristaus aš nematau, kadangi jūs meluojate ir neraudonuojate, jūs apgaudinėjate žmonės ir tai yra ryškiai matosi. Tai kad Kristaus tenais pas jūs net su kvapu nerasi, jūs esate netikri pranašai, štai ką aš matau, ir jūs sakote prieš religijos dvasią, nu tai kad jūs ir esate religijos dvasia, jūs esate melagiai, religijos dvasia yra melo dvasia. Jūs ir esate religijos ir melo dvasia, štai ką aš matau. O vat, ką kiti žmonės mato, tai, nu, tegu jie patys mato tai, ką mato, o aš pasižiūriu į Bibliją, į Dievo žodį, į jūsų veiksmus, į jūsų nusikalbėjimus, į jūsų apgaulės ir matau, kad jūs esat, kaip ten pasakyta, šitono sinagoga. Va taip. Ajajai. Aš negražiai apie jų šneku, nu ką padarysi, bet, nu, tokia tiesa, reikiagi tiesą kalbėti. Dieviško intelekto I apsireiškimas. mean this in a sense of military intelligence. Aš dabar kalbu karinę prasme. That the Spirit of God begins to show us Dievo dvasia pradeda mums the rodyti dangers that are coming into the earth, tuos pavojus, kurie atsilenka į žemę, the attacks that are coming against the church. atakas, kurios planuojamos prieš bažnyčią. We're living in a day Gyvename dienoje, where men call good evil and evil good. kur žmonės gerą vadina blogiu, o blogį geru. In my own nation of America, Mano paties tautoje people Amerikoje have lost their Nu ką aš galiu pasakyti, ponas Lesortė, nu, didesnio blogio negu jūs, bažnyčiai, turbūt nieko nėra. Jūs esat pats didžiausias blogis, kadangi nešate melą ir tai yra baisu. Tiek ir Amerikos tautai, tiek ir dabar Lietuvos tautoje atvažiavote čia nais makaronų pakabinti. Jūs esate pats didžiausias blogis ir jūsų komanda. shows you what the devil's going to do Dievas tau parodo, ką velnias before planuoja the devil ever daryti, does it. prieš tai, kai jis dar pradeda You might not daryti. know all the details, Galbūt visų detalių tu nežinosi, but a supernatural burden comes in your spirit, bet ant gamtinė našta tas degimas viduj pasirodo and God catches you up in prayer. ir Dievas pagauna tave maldoje. This is why every church needs prophets. Dėl to kiekvienai bažnyčiai reikalingi pranašai. How many pastors are in the building? Kiek čia pastorių yra? Has the devil ever attacked your church? Ar velnias kada atakavo tavo bažnyčią? Have you ever had to rebuke someone in your church and other people got mad at you? Ar tau reikėjo subarti kokį žmogų bažnyčioje ir kiti labai supyko dėl to? And sometimes you know Kartais tu žinai, that they're operating under demon instruction. kad tie žmonės veikia po demoniškais But nurodymais, when you rebuke them, bet kai tu juos subari, carnal people get mad. kūniški žmonės įsiunta In the first church I started, ir pradeda kažkokią tai sumaištį I had a witch bažnyčiai. come to our church. Burtininkė atėjo į mūsų bažnyčią. Čia jau turbūt apie mane. Ai, ar barė mane? Barė. Oi, barė, bet aš bariau labiau negu jie barė. Tai vat, nu, truko jiem jėgos mane subarti, vienu žodžiu. Tai čia, kaip jie ten sakė, tauras, aš demonų apsėstas. Tai vat, nu, jeigu žiūri dabar į mane, aš jūs, tai žinokit atsargiai, truk demonai įlys jūs iš manęs. Ašgi negeras buvau jų bažnyčiose. Tai va, tai linkėjimai Kastytė, linkėjimai Olga, linkėjimai Taurui, Verelai ir tau linkėjimai. Negeras aš buvau ir iki šiol dabar dar negeras. Turbūt
kažkaip jūs miegos mažai turėjote iš manęs, demonus išvaryti. O gal jūs patys apsėsti? Jei realiai jūs patys pasižiūrėkite į save, ką jūs darot, kiek jūs meluojat žmonėms, kiek meluoja šitas pilietis, trina makaronus ir jūs jų klausot. Patepimo naujo gausite. Ne? Čia kaip dviračio, kad važiuotų, tai reikia sutepti, žinai. Tai jūs biškiai girgždantys, ne? Tai jūs dabar suteps šitas pranašas ir šitie visi apaštalų lyderiai. Oi, dabar jau sutepti būsite, oi, minsit pedalus dabar, ai. Šaunuoliai. Toliau jisai čia tenais vėl kalba, kad pas jį ten buvo atėjusi tipo burtininkė moteris, neaišku, ar ten burtininkė ar ne burtininkė, čia užnai jo pasakos, nesuprasti, tipo užnai patraukiai tenais. Žmonės ten pyko, kai ant jos aš pasakiau vienu žodžiu, kiti jį patraukė į savo lyderius, ten kažkokie tai tenais moteris buvo apgauta finansiškai, tipo tos moters, bet čia pasakos, kurių, sakysim, nieks negali patikrinti ir, niekas, nei aš, nei nieko, tai yra tikėti jais, tai tas pats, kas, nežinau, žodžiu, atsisėsti tarp didžiausių melagių ir klausyti, žinai, tai aš šito nedėsiu, dabar įdėsiu dar vieną vietą, tai yra būtent jisai pasakoja apie tipo prabudimą ir po to pasakysiu, kas čia buvo per prabudimas. Atsimenu, vienais metais There was a great revival that broke out in America. Amerikoje vyko didelis prabudimas. It was on television. Per televiziją rodė It was everywhere. visur. And I got so excited, Pastor, when revival broke out. Ir aš taip apsidžiaugiau, kai tas prabudimas I wanted to prasidėjo. go to the revival. Ir aš norėjau ten And nuvykti. then I started praying. Pradėjau melstis. God said to me, Dievas man this pasakė, revival is not of me. šitas prabudimas ne iš manęs. Don't go to the revival. Neik tenais. All my preacher friends were going to the revival. Mano visi pamokslininkai ten važiavo. Churches in my city were broadcasting the revival. Ir bažnyčios mano mieste rodė per When they televiziją. broadcast the revival, Kai jie rodė per their televiziją, church was full. bažnyčia buvo pilna. But God told me Bet Dievas man that the pasakė, preacher leading the revival was deceived. kad tas žmogus, kuris vadovavo prabudimui, buvo apgautas. God told me the preacher, Dievas man pasakė, tas pamokslininkas, Lithuanians must like strong stuff because I don't usually tell these stories. žinot, lietuviams patinka kieti dalykai, ne šiaip tai aš tokių dalykų niekur nepasakoju. God told me that, yeah, y'all like strong stuff. Jums patinka ekstra stiprus reikalai. Because probably all these problems are just American problems. You don't have them here. Čia turbūt tokių problemų jūs net neturit, čia turbūt amerikietiškos problemos. But God told me that the preacher Bet Dievas man pasakė, kad pamokslininkas had a sexual demon, turėjo seksualumo demoną, a spirit of lust, geismų dvasia, a spirit of perversion. iškrypimo dvasia. And the preacher kept seeing angels. Ir pamokslininkas vis matė angelus. But when I listened to how the preacher described angels, Bet kai aš pradėjau klausyti, kaip tas I pamokslininkas knew they were apibūdina not angels he angelus, was seeing. aš supratau, kad jis They ne were angelus demons he mato. was seeing. Jis mato demonus. Many preachers got angry with me Daug pamokslininkų ant manęs supyko, because I would not attend the revival. nes aš neėjau į tą prabudimą I would not promote the revival. ir aš nereklamavau to Now prabudimo. imagine this, you're a revivalist, Dabar įsivaizduok, tu prabudimo but you're not nešėjas, participating in the revival. o nedalyvauji prabudime. Because here's the thing, Štai koks dalykas. when you're prophetic, Kai tu you're pranašiškas, different. tu kitoks. I want you to say to the Lord, Aš noriu, kad tu pasakytum Lord, viešpačiui. keep me different. Viešpatė, išlaikyk mane kitokį. Na va, čia jisai pasakoja apie tokį Todą Bentley, prieš daugelį metų tikrai, sakysim, jie tenais pradėjo reikti, kad prabudimas, pasirodo šėtono prabudimas tenais realiai buvo ir iš čia teisingai sako vienu žodžiu, bet vienas dalykas, kad jisai sako, aš ten nenuvažiavau, aš ten nebuvau, nedariau, vis dėlto taip, o kas tu per pranašas, ponas Lesorte, jeigu tu čia atvažiavęs, pietauji su pastoriais Lietuvos, bet nežinau, aš pakol kas tik vieną žinau, iš tų, kuris gyvai žmonai esant yra tenais tarp jūsų ir dabar vedęs kitą moterį, vienu žodžiu. Tai kaip tu, ponas Lesorte, negali pastebėti kaip pranašas, kad čia yra tokie, yra žmonės. Negerai. Lietuviai mėgsta kietus dalykas, jo, kietus, jau tu kietas, tai klausom toliau šito kieto. Apaštalo.
prophesy, Biblija sako, kai mes pranašaujame, you're going to have to translate these words, but you'll know them. We edify, exhort, and comfort. jo, mes, reiškia, mes guodžiame ir statydinam. That means there's strength. Tai yra tame stiprybė. A prophetic word gives you strength. Pranašiškas žodis suteikia stiprybę. Prophetic churches are strong places. Pranašiškos bažnyčios stiprios. Prophetic believers are strong believers. Pranašiški žmonės stiprus. Prophetic worship and song leads strength. Pranašiškos giesmės atneša stiprybę. Prophetic preaching brings strength. Pranašiškas pamokslavimas atneša stiprybę. Prophetic power brings strength. Pranašiška jėga atneša stiprybę. The devil hates the prophetic. Ir velnės nekenčia pranašiškumo. Because when you're under the prophetic, Nes kai tu po you'll pranašiškų be bold patepimų and strong. būsi drąsus ir In the stiprus. name of Jesus. Jėzaus vardu. Someone shout Kažkas hallelujah. sušuk aleliuja. Na va, o dabar reikia būtinai taip pareikti. Aš įsivaizduoju, nu, kodėl jie, pavyzdžiui, šitaip reikia. Nu, kodėl jie va taip čia taip jau. Būtinai va tas, nu, toksai, žinai, žodžiu. Nesuprasi, nu, kam to reikia. Ar jie taip gatvėje išneka, sakysim, pavyzdžiui, nu, įsivaizduoju, dabar sutinku šį gatvėje, tuose pačiuose Prienuose, ar toj pačioje Amerikoje ir prieinu. Sveikas, Lesortė, tu mano pranašas, oi, tu man pamamoslau. Kaip jis į mane pasižiūrėtų šitoje vietoje? Nu, vat, nu, kaip žmonės galėtų pažiūrėti? Nu, turbūt iškviestų man psichuškę. Bet čia pranašiška konferencija, tai dabar reikia vat, būtent taip elgtis. Aš niekada to nesupratau, kam to reikia, kodėl reikia va taip elgtis, nu, nežinau. Jūs jau nepykit, kad aš parodijas darau, bet nu, aš kitaip jau negaliu, sakysim, žiūrėti į juos ir jeigu jiems galima, kodėl man negalima. Nu? Tai va, nesupykit. The prophetic anointing. Kai yra pranašiškas patepimas, There's supernatural movement. yra antgamtinis judesys. I'm just going to quote it, Dinah. We don't have to read it. We will read some scripture in a minute. 2 Chronicles 20:20 said, believe the Lord your God, so you should be established. Believe his prophets, so you shall prosper. Čia antras kronikų, Second Chronicles Yeah, 20:20. 20:20. Just quote it to me. Tikėk viešpačiu savo Dievu, būsi įtvirtintas, tikėk jo pranašais, taigi klestėsi. The word prosper there Čia žodis yra klestėsi. is an interesting word. Yra įdomus žodis. It does mean economic prosperity. Taip, tai reiškia ekonominį klestėjimą. You see, when prophets went to homes, Matai, kai pranašai grįždavo namo. and people let the prophets come in their homes, Ir pranašai leisdavo žmonėm they ateiti would pas begin save to į get namus. healed. Žmonės pasveikdavo. They would begin to get blessed. Jie būdavo The palaiminti. Shunammite woman brought the prophet in, Šunamietė atsivedė and pranašą. God gave her a child, Dievas davė jai vaiką. opened up her womb. Atvėrė jos įščias. This is what the Lord is saying today. Šiandien štai ką viešpats When you sako. invite the prophetic anointing in, Kai tu pasikvieti pranašišką I'll cause patepimą, dead places to come alive visos mirusios vietos pataps gyvom. in the name of Jesus. Jėzaus vardu. When the prophet went to the woman's home Kai pranašas atėjo pas moteriškę į namus that was in debt, ir ji buvo skoloj, he multiplied her oil, jis padaugino aliejų and she jos became wealthy. ir ji patapo turtinga. Someone say, Lord, multiply my oil. Kažkas pasakyk, viešpatė, padaugink mano aliejų. The prophetic anointing. Kai yra pranašiškas patepimas, There's supernatural movement. yra antgamtinis judesys. I'm just going to quote it, Dinah. We don't have to read it. We will read some scripture in a minute. 2 Chronicles 20:20 said, believe the Lord your God, so you should be established. Believe his prophets, so you shall prosper. Čia antras kronikų, Second Chronicles Yeah, 20:20. 20:20. Just quote it to me. Tikėk viešpačiu savo Dievu, būsi įtvirtintas, tikėk jo pranašais, taigi klestėsi. The word prosper there Čia žodis yra klestėsi. is an interesting word. Yra įdomus žodis. It does mean economic prosperity. Taip, tai reiškia ekonominį klestėjimą. You see, when prophets went to homes, Matai, kai pranašai grįždavo namo and people let the prophets come in their homes, ir pranašai leisdavo žmonėm they ateiti would pas save begin į to get namus. healed. Žmonės pasveikdavo. They would begin to get blessed. Jie būdavo The palaiminti. Shunammite woman brought the prophet in, Šunamietė atsivedė and pranašą. God gave her a child, Dievas davė jai vaiką. opened up her womb. Atvėrė jos įščias. This is what the Lord is saying today. Šiandien štai ką viešpats When you sako. invite the prophetic anointing in, Kai tu pasikvieti pranašišką I'll cause patepimą, dead places to come alive visos mirusios vietos pataps gyvom. in the name of Jesus. Jėzaus vardu. When the prophet went to the woman's home Kai pranašas atėjo pas moteriškę į namus that was in debt, ir ji buvo skoloj he multiplied her oil,
Jis padaugino aliejų and she jos became wealthy. ir ji patapo turtinga. Someone say, Lord, multiply my oil. Kažkas pasakyk, Viešpatie, padaugink mano aliejų. Pasima 2 Korintiečiams 20:20 ir sako, kad vat, bus klestėjimas, kai ateina pranašas. Nu, jisai nesako tiesiog, jisai sako, kad jūs priimat irgi vat pranašus. Aš išverčiu į kalbą, kurie jie nori, kad jūs girdėtumėt. Atvažiavo pas jūs daug pranašų, tikrų pranašų, tokių kaip jisai ir jo komanda, ir dėl to vat liejasi aliejus ir čionais ir taip toliau, ir tikėjimas auga, ir vat visi klesti, ir dabar jūs klestėsite. Atsiprašau. Tai vat, jisai duoda suprasti, skatina žmonių godumą. Ir tas godumas yra Biblijoje įvardintas kaip nuodėmė. Tai yra stabmeldystė, kitaip sakant. Tai va, tai kur veda tokie vat pranašai, kabutėse, nelabai suprantu. Nu, bet pasirodo, be klestėjimo dar yra kažkas. Nu, tai paklausom, kas dar yra kažkas. Kur ten dar mus veda? But this word for prosper, Bet šis žodis it klestintis doesn't just mean money. nereiškia vien tik pinigus. It's a word that means break out. Tai žodis, kuris reiškia When there is išsiveržti. a prophetic anointing, Kai yra pranašiškas patepimas, we begin to break out. mes tiesiog We išsiveržiam. break out of bondage. Sutraukom surišimus. We break out of depression. Sutraukom We depresiją. break out of fear. Sutraukom baimę. We break out of lethargy and tiredness. Visą nuovargį ir pervargimą I sutraukom. declare in the name of Jesus, Aš skelbiu Jėzaus you are vardu. breaking out on every front. Tu dabar I sutraukai bet decree kokius your raiščius. family is breaking out. Tavo šeima išsiveržia. Your mind is breaking out. Tavo protas Your prasiveržia. church is breaking out. Tavo bažnyčia And I išsiveržia. decree in the name of Ir aš Jesus skelbiu Jėzaus that the vardu, nation of kad Lithuania Lietuvos tauta is breaking out in išsiveržia, and breaking prasiveržia, prasiveržia the į name of priekį. Jesus. Jėzaus vardu. Somebody praise God if you believe it. Kažkas pašlovinkit Viešpatį, jeigu tikite. Come on, it's your breakout season. Tavo proveržio laikas, tavo išsiveržimo laikas. Hallelujah. Aleliuja. Na va. Šeimos išsiverš, tautos išsiverš, Lietuva išsiverš, protai atsilaisvins, vienu žodžiu, ir būsit. Vienu žodžiu, aš nesuprantu, nu, vat, kaip galima klausyti tokį, vat, vien tik tai zombiavimas, tas vat, reikimas, vienu žodžiu, žinai, nu, įsivaizduokit, nu, gatvėje dabar, nu, aš visą laiką mėgstu, vat, nu, gatvėje. Jūs matėt kada nors, kad jis taip elgtųsi? Ar visi tie, kurie, sakysim, ten sėdi, Radianto, Hebra, ar ten visų kitų pastorių, kodėl tie pastoriai yra, jie pastovi taip, vat, nu, kam to reikia, vienu žodžiu, žinai? Ar kas nors elgėsi taip iš apaštalų? Ar kalbėjo taip? Iš kur jie tai ištraukė? Nu, pamastykit, nu dabar pabandykit jūs taip prieiti prie jų ir pasikalbėti su jais, vat, jų intonacija. Nu, aš nežinau, nu tikrai psichuškiai atsidursit. Jie iškvies patys. Sakys, kad tu trenktas. Mark 1. Morkaus 1, You can read it, verses 21 through 27. 21 nuo 27. Mark. Nuo 21 iki 27. Jie atėjo į Kafarnaumą ir iškart sabato dieną jis nuėjo į sinagogą ir ėmė mokyti. Žmonės stebėjosi jo mokymu, nes jis mokė kaip turintis valdžio, ne kaip rašto žinovai. Jų sinagogoje buvo žmogus turintis netyrąją dvasią. Jis sušuko: palik mus, ko to iš mūsų reikia, Jėzau Nazarieti? Gal atėjai mūsų pražudyti? Aš žinau, kas tu esi, Dievo šventasis. Jėzus sudraudė jį: nutilk ir išeik iš jo. Tada netyroji dvasia pradėjo jį tąsyti ir baisiai šaukdama išėjo iš jo. Visi apstulbo ir klausinėjo vienas kitą: kas tai, koks čia naujas mokymas? Jis įsakinėja su valdžia net netyrosioms dvasioms ir tos jam paklūsta. They were shocked by Jesus. Jie buvo šokiruoti Jėzaus. God's going to release a new breed that is shocking. Dievas atpalaiduos naują vėją ir būsit šokiruoti. Shocking praise. Ir
šokiruojantis šlovinimas, shocking prayers, šokiruojančios maldos, shocking churches, šokiruojančios shocking bažnyčios, gatherings, šokiruojantys susirinkimai, shocking conferences. šokiruojančios God said, I'm konferencijos. about to blow your mind. Dievas sako, aš pramušiu kamščius tavo When I protę. move, it's going to shock you. Ir naujas judėjimas šokiruos But you tave. better get ready to be radical. Bet tu turi pasiruošti You būti better get ready to radikalus. be persecuted. Pasiruošti Religious persekiojimams. people don't like bold people. Nes žmonėms drąsus But nepatinka. prophetic people are bold. Pranašiški žmonės drąsus. Tell your neighbor, be bold. Pasakyk kaimynui, būk In the name drąsus. of Jesus. Jėzaus vardu. Be bold. Būk drąsus. Na vat, mes išgirdome retą atvejį, kada yra perskaitoma rašto atkarpa. Nu, čia jau yra pasiekimas tokiem pranašėliam. Bet jie perskaitė tam, kad galėtų, supranti, vėlgi eilinį kartą išsirėkti. Tai vat, kaip matom vėl. Pareikė, pastaugė ir čia tipo žodį išaiškino. Tipo žmonės dabar jau tikėti pradės nuo tokio, vat, sakysim, jo kūniškos energijos. Nesuprasiu vienu žodžiu. Nu, kaip taip galim? Kaip žmonės jūs dar jų klausot? Nu, taigi, briedas. Tikėjimas ateina ne dėl reikimo, o tikėjimas ateina per žodžio klausimą ir jo pažinimą ir vykdymą Dievo žodžio. O čia dabar kas yra? Staugia, reikia, tikėkit, neaišku, kuo ten. Vienodai rodo. Svarbiausia babkę susirinkti. Mark 1. Morkaus 1. You can read it, verses 21 through 27. 21 nuo 27. Mark. Nuo 21 iki 27. Jie atėjo į Kafarnaumą ir iškart sabato dieną jis nuėjo į sinagogą ir ėmė mokyti. Žmonės stebėjosi jo mokymu, nes jis mokė kaip turintis valdžią, ne kaip rašto žinovai. Jų sinagogoje buvo žmogus turintis netyrąją dvasią. Jis sušuko: palik mus, ko tau iš mūsų reikia, Jėzau Nazarieti? Gal atėjai mūsų pražudyti? Aš žinau, kas tu esi, Dievo šventasis. Jėzus sudraudė jį: nutilk ir išeik iš jo. Tada netyroji dvasia pradėjo jį tąsyti ir baisiai šaukdama išėjo iš jo. Visi apstulbo ir klausinėjo vienas kitą: kas tai, koks čia naujas mokymas? Jis įsakinėjo su valdžia net netyrosioms dvasioms ir tos jam paklūsta. They were shocked by Jesus. Jie buvo šokiruoti Jėzaus. God's going to release a new breed that is shocking. Dievas atpalaiduos naują vėją ir būsit šokiruoti. Shocking praise. Ir šokiruojantis šlovinimas, Shocking prayers. šokiruojančios maldos, Shocking churches. šokiruojančios Shocking bažnyčios, gatherings. šokiruojantys susirinkimai, Shocking conferences. šokiruojančios God said, I'm konferencijos. about to blow your mind. Dievas sako, aš pramušiu kamščius tavo When I protę. move, it's going to shock you. Ir naujas judėjimas šokiruos But you tave. better get ready to be radical. Bet tu turi pasiruošti You būti better get ready to radikalus. be persecuted. Pasiruošti Religious persekiojimams. people don't like bold people. Nes žmonėms drąsus But nepatinka. prophetic people are bold. Pranašiški žmonės drąsus. Tell your neighbor, be bold. Pasakyk kaimynui, būk In the name drąsus. of Jesus. Jėzaus vardu. Be bold. Būk drąsus. Na va, ponas Lesortė užsiminė apie Baalo pranašus kartu to istorijai su Elijum. Ir kogi jie panašus, tie būtent Baalo pranašai į tai, ką daro, sakysim, ponas Lesortė. Paskaitom 1 Karalių 18 nuo 25 eilutės. Elijas tarė Baalo pranašams: pasirinkite vieną jautį ir jį paruoškite pirma, nes jūsų yra daug. Šaukitės savo dievų vardo, bet neuždekite ugnies. Jie paruošė jautį, šaukėsi Baalo nuo ryto iki vidudienio. Baalai, išklausyk mus, bet atsakymo nebuvo. Jie šokinėjo aplink aukurą, kurį buvo pasidarę. Ar jums kažko neprimena, vienu žodžiu, čia nais irgi šūkauja, šokinėja ir taip toliau. Man kažkaip labai primena visą tai. Vidudienį Elijas tyčiodamas iš jų tarė: šaukite garsiau, juk jis Dievas. Iš mažosios raidės. Gal išnekasi užsiėmęs ar kelionė, gal jis miega ir jį reikia pažadinti. Nu rimtai, gal jis rimtai miega.
trys žmonės su kurtumu ir jis čia varė ir nieko iš jų neišvarė. Tai gal tikrai jo Dievas miega, reikia jį pažadinti, žinai. Jie šaukė garsiai, tikrai. Ir kai buvo įpratę, raižėsi peiliais iki kraujo. Dar šito jie nedaro. Suprantama, nes jau būtų per daug, žmonės nepatikėtų. Praėjus vidudienį jie vis dar šaukė ir aukojo iki aukojimo laiko, bet nei balso, nei atsakymo nesulaukė. Kaip ir čia mes matome tų išgydymų, sakysim, kurie ten sakė, kurie čia gyrėsi ir Kroatijoje, ir kitur, kad ir voda mergytė pasikeitė. Ir o čia Lietuvoje nieko. Ir svarbiausia, kad atvažiuoja jų daug ir niekas nesikeičia. Ir Harkės, ir visokie kitokie, aš jau neatsimenu tų pavardžių. Ir niekas nesikeičia. Nuskaitom toliau. Tada Elijas tarė, ateikite prie manęs, žmonėms prisertinusis atstatė viešpaties aukurą, kuris buvo sugriautas. Elijus ėmė 12 akmenų pagal Jokūbo, kuriam buvo sakęs, Izraelis bus tavo vardas. Sūnų giminių skaičių jis pastatė aukurą iš akmenų viešpačio ties vardu ir iškasė aplink jį griovį. Ir į kurį tiltų pilni 2 saikai sėklos. Sudėjęs tvarkingai malkas, jis supjaustė jautį į gabalus, uždėjo juos ant malkų ir tarė. Pripildykite 4 kibirus vandens ir užpilkite ant deginamosios aukos ir ant malkų. Po to jis tarė, pakartokite. Jiems pakartojus, jis vėl tarė, darykite tai 3 kartą. Jie padarė 3 kartą, vanduo tekėjo nuo aukuro ir pripildė griovį. Vakarinės aukos metu pranašas priėjęs meldėsi viešpatie Abraomo, Izaoko, Izraelio Dieve. Te būna šiandien žinoma, kad tu esi Dievas Izraeliai, o aš tavo tarnas ir kad visą tai tavo paliepimu padariau. Išklausyk mane viešpatie. Išklausyk mane, kad šita tauta žinotų, jog tu viešpatie esi Dievas ir gręžtųsi savo širdimi į tave. Tada viešpaties ugnis krito ant aukuro ir sudegino auką, malkas, akmenis bei dulkės ir sulaižė griovyje buvusį vandenį. Ir kaip mes matome, jokio rėkimo nebebuvo. Tiesiog ramiai, tvarkingai paėmė, pasakė, kad žmonės, kurie tenais buvo, kad jie girdėtų. O čia staugia, rėkia, tai aš matau, čia yra Baalo pranašai. Ir aš galiu patvirtinti, kad tai Baalo pranašai, nes, pavyzdžiui, tai, kai aš šneka, tai yra melas. Ir jau ir pirmam, ir antram A daly mes matėm, kad jie meluoja tai, kad jūs esate, ponas Lesorte, Baalo pranašas. Bet taip. Go without power. Be jėgos neini. Now the devil will try to stop you. Velnias bandys tave sustabdyti. For 30 years I've been preaching. Aš pamokslauju 30 metų. Sometimes I preach somewhere it's so hard. Kartais pamokslauju kažkur, kur labai sunku. Pray for 25 people and nobody gets healed. Meldžiuosi už 25 žmonės, ne vienas nepasveiksta. But I'm not moved by that. Bet ne to esu aš I can't do the vedamas. healing anyways. Jesus has to do it. Bet kuriuo atveju aš nieko išgydyti negaliu, I Jėzus do the gydo. praying, he does the work. Aš meldžiuosi, jis veikia, jis dirba. But we go with power. Bet mes einame su All jėga. power was given to Jesus because he defeated the devil. Visa valdžia ir jėga suteikta Jėzui, And he nes jis gave nugalėjo power to the velnią. church. Ir jis perdavė tą jėgą ir Therefore, valdžią if bažnyčiai. we're prophetic, Taigi, jeigu mes we should pranašiški, move with power. mes turime veikti jėgoje. Jesus did not just have power, Jėzus ne vien tik he turėjo had jėgą, compassion. jis turėjo In gailestingumą. Matthew's gospel, Mato Evangelijoje. Na va, kaip matom, tai jisai, vienu žodžiu, šitą meldžiasi už 25 žmonės, niekas nepasveiksta, būna labai sunku, tai vėl kažkur tai kitur meldžiasi, tai pas jį ten viskas jau pasveiksta ir taip toliau, bet ne jis gydo, o Jėzus gydo, bet mes tiesiog pasižiūrim vėl į Bibliją, kuriais atvejais žmonės pagydavo. Žmonės, kurie patikėdavo, tai pagydavo ir žmonės tie, kurie, sakysim, pavyzdžiui, buvo jau mirę, tai tada dėl jų tikėjimo būtent jie prisikeldavo. O nepasveikdavo tik tais vienu atveju, tai yra, kada jisai atvyko į Jėzus į savo tėviškę ir dėl jų netikėjimo yra pasakyta, jie negalėjo būtent jisai padaryti jokio stebuklo, jokio išgydymo. Taigi, o čiagi susirinko pas tikinčius, jie visi tiki ir stebuklas kažkodėl neįvyksta. Kodėl, ponas Lesorte, taip yra? Galite atsakyti ar ne? I'm just going to quote Okay. it. Biblija They sako, brought all the sick people
Jie atvedė visus ligonius, with diseases and torments, kankinamus ir pilnus ligų, those possessed with devils, tie, kurie buvo apsėsti and demonų. he healed them in the Gospel of Matthew. Mato Evangelijoje pasakyta ir jis juos išgydė. He didn't heal some, he healed all. Neišgydė kai kurių, išgydė visus. Jesus Jėzus is a healer. yra gydytojas. And the prophetic anointing Ir pranašiškas patepimas, unlocks levels of healing. jisai atidaro skirtingus išgydymų lygius. We've gathered here this weekend Mes visi susirinkom šiandieną, to receive a fresh outpouring kad priimtumėm šviežią išsiliejimą of the prophetic anointing. pranašiško patepimo. I believe we're going to receive it. Aš tikiu, mes priimsime. And when we leave, Ir mes tikime, we're never going to be the same. Can the keyboard kad player come? neliksime tokie patys. We're never Prie going to be klavišų the same. galite kažkas ateiti. Na, va, kaip mes matom, pasirodo, jisai pats patvirtina, kad visus išgydė, o pas jį kažkaip tai visi neišsigydo. Neaišku, ar ten iš viskas nors išsigydo. Nu, aišku, dėl jo tai niekas neišsigydo, tik tais dėl žmonių tikėjimų, tai yra faktas. Bet po to, ką jisai sako apie skirtingus lygius atidaro, būtent išgydymo. Palauk, kokius išgydymo lygius, apie ką jūs šnekat, ponas Lesorte? Nieko nesuprantu, niekur Biblijoje aš nemačiau jokių skirtingų lygių, kuriuos ten kažkas atidaro. Jūs galite man parodyti Biblijoje, kur yra apie kažkokius lygius kalbama, žinai. Nu, bet toliau vėl dar gražiau pasiimti šviežią išsiliejimą, vienu žodžiu. Kokį šviežią tenais, tai ten kas pas jūs prarūksta. Nu, realiai, kad reikia jį atšviežinti. Kur Biblijoje kokie nors pranašai, sakysim, apaštalai, būtent kalbėjo apie kažkokį tai išgydymo lygius, apie šviežius išsiliejimus kažkokius, tai patepimus. Iš kur jūs tai traukėt? Kodėl žmonės jūsų klausot? Tautoj. Maybe there's someone in this auditorium Galbūt kažkas yra šioj salėje, that you're going to receive a mantle like that tonight. kad tu priimsi tą mantiją tokią šį vakarą. You didn't just come here to hear a message. Tu neatėjai tik, kad išgirstum žinią. Maybe there's a pastor here tonight. Galbūt čia yra pastorius. Says, man, it's been tough, it's been difficult. Ir tu sakai, buvo taip sunku man, taip sunku iki I šiol. want to receive some strength. Man reikia priimti stiprybę. I believe you're going to receive it tonight. Aš tikiu, tu šį vakarą ir priimsi ją. We're going to pray and ask God Mes melsimės ir prašysim to Dievo, release a fresh prophetic anointing. kad tas pranašiškas šviežias patepimas And I believe atsipalaiduotų. tomorrow it's going to grow even more. Tikiu, rytoj bus dar daugiau. I believe you're going to see miracles in your life. Tikiu, kad matysi stebuklų savo Many of gyvenime. you tonight, you're going to have dreams. Daugelis iš jūsų turėsite regėjimus šį God's going to vakarą. show you your next season Dievas parodys tavo ateinantį when you go sezoną, to sleep. kai užmigsi. Would you close your eyes? I want to pray. Ar galiu užsimerkti, aš noriu melstis. Holy Spirit, I thank you for your presence. Na, man, vėl, pasirodo, kažkas tai gal priims mantiją, kieno, jo mantiją priims, ne, o po toliau vėl prasideda šviežias pranašiškas patepimas. Jis ten ką pas juos prarūgęs, realiai, priskretęs, kad jie dabar šiandien negali, supranti, rytoj visai biškiai atsilaisvins, vienu žodžiu, dabar jie atlaisvina, jisai ten truputį priskreto, biškiai toks, bet, nieko. Ir dar parodys ateinantį sezoną tau, žinai, žodžiu, kas ten per sezonai, kas ten per priskretę pranašiški patepimai pas juos, aš nežinau, vienu žodžiu. Kur jūs taip Biblijoje matėt? Kur taip darė pranašai? Kur taip darė apaštalai? Žmonės, skaitykit, tikrinkit viską, Kad atsipalaiduoja tavo jėga viešpatie, Oh, yes. We Tavo release your jėga. power now, Tavo Lord. jėga. Surabasaya. Come here, dear sister. We release your Tavo power jėga. now. Oh, Atsipalaiduoja. Rakasaya. There it is. There's the power of God. The anointing Dievo of jėga. God. We release your power. We release your power. tavo We release jėga your power. atsipalaiduoja We viešpatie. release your power Tavo all throughout jėga. this room. All throughout this room. Visoje šitoj vietoje, visoje šitoj salėje, We release your power. tavo jėga We atsipalaiduoja release your viešpatie. power. How many of you in this room say, I want the prophetic anointing in my life?
Kas I šioje want salėje strength. nori I want help. pasakyti, aš noriu pranašiško patepimo savo gyvenime? Will you just stand up? Ar gali atsistoti? I want you to do something for me. We may have to do this in 2 or 3 waves. Mes galbūt darysime 2-3 tokie užėjimai ar bangos. Na va vėl, Dievo jėga atsipalaiduoja, Dievo jėga atsipalaiduoja. Jisai čia kažkoks mediumas, kuris, sakysim, atpalaiduoja Dievo jėgą, ar jisai tai sugeba, kur tai jisai traukia. Nu vat vėl einam prie Biblijos, nu niekur niekas taip nekalbėdavo, ne vienas apaštalas, ne vienas pranašas, kad atsipalaiduotų Dievo jėga. Niekas. Bet čia turbūt yra šviežio patepimo pranašas, neparūgi. Kas norit pranašiško patepimo savo gyvenime? Nu, nu žmonės, nu vėl Biblijoje. Argi neaiškiai pasakyta, ne visi yra pranašai. Vieni yra mokytojai, kiti yra tokie, kitam yra tokia dovana duota, taip toliau. Ir įdomu tai, kad pranašo ir apaštalo dovanas duoda išskirtinai Dievas. Tai yra, jokie kiti pranašai negali, sakysim, padaryti iš kitų pranašo ir paduoti pranašiško patepimo, tai yra be šansų. Tai va dar vienas melas, kurį jie daro ir tik tais Baalo pranašai, jie vienas kitam tenais pranašaudo ir būdavo jie tenais pranašais. Todėl pas juos niekas ir neveikia, kaip ir pa šitą Lesortę niekas neveikia. Taigi dar vienas melas į Lesortės vartus, kiek jau rezultatas aš net nežinau, turbūt 20-0 į Lesortės vartus. Nu, klausom toliau. Come on, let's pray. Melskimės. Father, we thank you for the prophetic anointing. Go ahead, team. Go Dėkoju ahead. Viešpatie už pranašišką patepimą. Kas manas nešė, dėl jų mirė, kad gyvenčiau laisvą. Nu, dabar tiesiog noriu Jums parodyti, gaila, kad, sakysim, nu, negalima, sakysim, parodyti, apibrėžti, bet čia daug darbo būtų. Bet kairiam kampe jūs, jeigu pasižiūrėsite dar kartą šitą ištrauką, jūs pamatysite Kastytį su Milda, dešiniam krašte Abelis Popovas, per vidurį sėdi, matom, nugaroje Tauras Janutėnas su žmona. Tai va, kaip tas pranašėlis, kabutėse, niekaip negali sužinoti, kad, pavyzdžiui, tas pats Abelis, jis yra prie gyvos žmonos, palikęs savo šeimą ir šitą ištvirkauja lygiai taip pat kaip ir Todas Bentlis, jokių problemų nesudaro su nauja savo žmona. Lygiai tas pats, sakysim, šlovinimo lyderis Algirdas Kučinskas, kuris lygiai taip pat irgi prie gyvos žmonos yra su nauja santuoka ir jį laimino Olga. Jokių problemų tas nesudaro. Tai kaip tas pranašėlis, nu čia tik jūsų problemos Amerikos, nu koks problemos, nu pasižiūrėkit. Tai ant jų dabar koks tenais priskretęs jo patepimas nužengs, kas jis per pranašas, aš neįsivaizduoju, nu, melas ant melo, melas per melą. Na va, gavau, kad vieno piliečio, sakysim, nebus šitoje konferencijoje, niekaip nesimatė prie tų garsių pastorių, bet ne, kaip matom pradžioj, sakysim, Vierelas stovi ten, jis ten, nu, atvažiavo, ja.
Nu, galbūt pamatė daugiau kitokių pažįstamų veidų, tiesiog paleidau, kad kamera parodytų, kas ten sėdi ir kas ten kiša galvas po tokiais pranašėliais. Tai vat kitą kartą, kai sutiksit jau, žinokit, kad jie jau dabar turi šviežio pranašiško patepimo. Tai vat galėsiu jūs išgydyti. Jie dabar jau, žinai, nesu parūgusius buvo, nu, ten nuo Harkijos toks parūgės buvo, ar nuo kažkokio kito parūgės buvo, žinai, jau biškį. O dabar jau šviežias, tai kad... Žiūrėkit, ten pilna salė norėjo pranašiško patepimo ir jie visi dabar gausi, dabar išeis visi prienai dabar, bėkit iš ligoninių tenais ir viskas, ir jūs pasveiksit, nes pranašiškas patepimas dabar ant kiekvieno, tai kad, nu, dar yra laiko, šiandieną, jau prasidėjo, 11:13 prasideda, bėkit greičiau. Verčiausias iš visų, nes visa iš tavęs ir visa dėl tavęs. Jėzau, tu Father, we thank you for a release of a fresh anointing right now. Tėve, mes dėkojam už tavo Pastor šviežią Derek, will you come up patepimą. here? We thank you for a release of a fresh anointing. Tėve, dėkojam už tavo šviežią patepimą viešpatie. That you open up the sky right now. Viešpatie, kad tu atveri Open up dangų, the sky above our heads in the atveri spirit tą dangų virš and mūsų begin to release galvų. fresh wind. Ir tu mums fresh leidi rain. tam We šviežiam prophesy lietui, rain in the realm of the šviežiam spirit. vėjui Father, we mes thank pranašaujam you that šviežią upon every lietų. dry place, Telyja ant upon kiekvienos every sausos tough place, vietos, ant kiekvienos upon every tamsios stuck vietos, place, ant kiekvienos the rain of the užstrigusios spirit will vietos, begin to fall right dvasios now. lietus We pradeda prophesy a fresh dabar rain, lyti, mes a fresh pranašaujam rain šviežią over this lietų, territory, šviežią a lietų fresh virš šios rain over this teritorijos, place, šviežią a lietų fresh virš rain šios over every vietos, person. šviežią Come lietų on, we're kiekvienam going to žmogui. prophesy just a few more minutes. The rain of God begin Tai to move. Dievo lietus, kuris God lyja. said there's rain coming Dievas upon sako, dry ground. lietus ateina There's į rain sausą coming upon žemę. weariness. Ateina lietus į There's rain coming pavargimą. upon churches. Ateina lietus ant There's rain coming bažnyčių. upon territories. Ateina lietus į God said the teritorijas. clouds are coming forth Dievas sako, ateina and the rain of refreshing is lietus. coming. Šviežumo The rain lietus. of revival is coming. Prabudimo banga, prabudimo lietus ateina. Na va. Ir vėl šviežias prabudimo lietus, vėjas. Aš bandau įsivaizduoti šviežią ir parūgusį vėją. Ir dėkojam už prabudimą šviežią ir viskas pas juos šviežia. Pas kitus jau parūgo. Nu, niekaip nesmanau. Tai tas prabudimas, jeigu jisai dabar jau šviežias, tai reiškia, jisai buvo, bet jis prarūgo, dabar atėjo vėl, sakysim, vėl. Nesuprantu. Arba tu tiki Dievą ir tavyje veikia Dievo jėga, arba tu netiki ir tavyje neveikia Dievo jėga. Štai ir viskas. Tas prabudimas yra pažinimas, yra tiesos. Jeigu tu pažįsti tiesą, tu eini tiesos keliu ir tiesos dvasia veikia tavyje. Štai ir viskas. Visas tas ir prabudimas. Bet jie viską padaro sudėtingai tam, kad, sakysim, visi žmonės kreiptų dėmesį į juos. Į šiuos tokius kaip Lesortė ir kaip ten tas apaštalų lyderis, nu čia topinis variantas irgi. Tai pas juos ten viskas šviežia, žinai, šito vietoj, bet parūgęs tai nežinau, kaip vėjas atrodo. Labai įdomu, gal kažkas įsivaizduojat, kaip parūgęs vėjas atrodo. Kažkoks negeras kvapas, kaip pučia. Tai čia, kur Kėdainiuose blogi orai, tai vienu žodžiu tenai, sakysim, turbūt parūgęs vėjas. Nu, tai, nu, bet Prienuose žiemą būna, kadangi duobė, tai būna parūgęs vėjas, tai todėl reikia dabar šviežio ten vėjo. Nu supratau, vis dėlto įsiaiškinom, vienu žodžiu. Mes priimam tavo lietų. Come on, lift your hands up. Pakelk rankas. Let's be a prophetic people. We receive your Mes rain, Lord. pranašiški žmonės priimam lietų. We receive Mes your priimam rain. tavo lietų. Mes priimam tavo lietų.
receive your reign, Holy Mes priimam Spirit. šventoji The dvasia rain tavo of lietų. revival. The rain of refreshing. Come on, there's a sound of Atgaiva, rain. mes priimam There's a sound atgaivą. of rain. Čia yra atgaiva, atgaiva. Mes priimam, mes priimam, mes priimam. Daugiau, 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 daugiau. Nu va, priima jie ten šviežią lietų. Daugiau, daugiau, daugiau. Dabar čia visi jau aplyti, kiek suprantu. Neaišku, kokios dvasios, tikrai ne šventosios dvasios lietus nužengė ant jų. Kadangi tai ne pranašai, o netikri pranašai, jiems reikalingi jėgos tokios vat konferencijos, tokie muzikantai. Labai juokingai skamba, kada jie ten sako, kad tie, kurie, priimk pranašišką patepimą, tie, kurie su vėliava mojuoja, tie, kurie šoka, muziką groja, ypač tie, kurie su vėliava mojuoja ir šoka. Pranašiškas patepimas, kada tu vėliava mojuoja. Mes matėm tenais pranašiškas veiksmas, tai jie ten su vėliavu. Taip, negaliu, be ironijos tiesiog neįmanoma. Kaip galima komentuoti tokias nesąmonės? Kaip? Žmonės, man trūksta žodžių, kaip galima iš vis eiti į tokias konferencijas. Aš jūsų neteisiu, bet aš sakau, pasižiūrėkit, jūs kvailina, iš jūsų daro visiškus idiotus, jūs apgaudinėja. Ir taip kvailai, kad aš neįsivaizduoju. Jūs pasižiūrėkit iš šono, kaip jūs atrodot, pasižiūrėkit iš Biblijos pusės, visiškai ne taip. Pažiūrėkit dar iki galo ir aš turbūt jau baigsiu šitą visą nesąmonę, nes šiandien kas norės pasižiūrės dar daugiau. Come on, I hear the Lord say rain is coming. Aš girdžiu, lietus ateina į sausas vietas, lietus. Father, we stand as a prophetic people and we release the sound of the abundance of rain. Mes pranašiški žmonės, pranašaujam lietų. Let it rain over our lives, Holy Spirit. Telyjant mūsų gyvenimų Dievo dvasia, telyja. Pasižiūrėkit, visiškas zombinimas, gitaros viskas, visiškas roko koncertas, telyja. Tu atrodo apsivems jisai, vienu žodžiu, nuo to savo kriokimo, žinai, ir neįsivaizduoju, kaip gali mokytis. Atsivežė dar gražų balsą, juodukas tikrai gerą balsą turi. Ir viskas, ir taip zombinami žmonės, jie, būtent, jiem reikalingi būtent tokios muzikos, tokios emocijos, tam, kad žmonės patraukti link savęs, nes Dievo juose nėra. Tai jie būtent tokiais metodais, netikri pranašai, ir patraukia žmonės ir apgaudinėja, kad jie yra pranašai. O jie realiai nėra pranašai, jie yra netikri pranašai, Baalo pranašai. Kaip nori, taip vadinkite. I hear the Lord say, there's a new sound coming in this territory. Ateina naujas garsas į šią teritoriją. The Lord said, I'm raising up prophetic singers. Viešpats sako, aš keliu pranašiškus giesmininkus. Prophetic dancers. Aš paleidžiu pranašiškus šokėjus. Prophetic flaggers. Ir tiek vėliavas, kur šoka su vėliavom. Prophetic arts. Pranašišką meną. Are there any prophetic dancers or flaggers? Wave at me. Ar čia yra pranašiškų šokėjų? Šokėjų taip pat su vėliavom, pamojuok man. What about worship leaders? Kaip matot, pranašiški šokėjai su vėliavom pamojuoti, ten truputėlį paskubėjau jums pranešti apie tai.
galite matyti, kad pasirodo tas praniškas veiksmas, kuris mane labai juokino, tai pasirodo čia yra tie, kurie su vėliava mojuoja, tai jie yra daro pranašiškus veiksmus ir šokėjai pranašiški ir taip toliau. Aš patyliu. The singers. O šlovinimo lyderiai ir giesmininkai. Put your hand up. Pakelk Can we ranką. just sing over them? Father, we thank you Dabar now. giedok jiems. There's a fresh wind coming to the ones Ateina šviežias vėjas who behold his sound. su nauju garsu. There's a fresh wind coming to the ones Ateina naujas vėjas, that beholds the sound. kuris turi naują garsą. The sound is in your movement. Ir garsas tavo judesy, The sound is in your mouth. garsas tavo burnoj. God says release it. Ir viešpats sako, paleisk tai. God says release Dievas sako, paleisk tai. the sound. Garsą. Will you release Ar išleisi the sound? garsą? Will you release Ar išleisi the sound? garsą? Let the sound come from your bodies. Ar išleisi tą garsą? Oh, let the sound come from your bodies. Tai išeina tas garsas. The Lord says, Viešpats let sako, the sound come from your bodies. tai išeina garsas iš tavo kūno. Oh, let the sound come from your body. Tai išeina garsas iš tavo kūno. Oh, will you behold the sound? Ar išleisi tą garsą? Will you behold me? Na, kaip mes matom, pasirodo šviežias vėjas su nauju garsu. Koks ten tas naujas garsas gali būti vėjo, neįsivaizduoju, pas juos šiandien, pas juos viskas šviežia. Viskas eina iš Amerikos, viskas šviežia. Bet kažkokie tai chemikatai jaučiasi. Smarvė eina nuo to jūsų šviežio oro. Kas ten dar? Garsą išleisti. Kada iš burnos dar išleidžia, tai dar aš suprantu, bet kada paskui sako, kad iš kūno išleisti garsą. Tikiuosi, tas pranašiškas dainorėlis ką kitą turėjau omenyje, negu tai, ką aš pagalvojau, nes, jeigu ne iš burnos, o iš kūno, tai galima išleisti tik tais iš vienos vietos. Kažkaip man įtarimas, kad tas jų šviežias su kažkokiu kitu garsu vėjas negerą garsą išleidžia. Gerai, pajuokavom, rimtai pakalbėjom. Antra dalis B mes pabaigėm ir aš daugiau nenoriu tenais sėti, tenais toliau visas tas nesąmonės darys. Tiesiog nesupykit žmonės, kad aš kartais, sakysim, pajuokauju, pasijuokiu iš jų, bet, kitaip neįmanoma. Kartais tokių dalykų komentuoti. Aš nežinau, kaip rimtai komentuoti. Tai yra, nei Bibliją tu pasiremsi, nei nieko. Nėra Biblijoje tokių dalykų, ką jie šneka. Nei šviežių patepimų, nei šviežių vėjų, nei garsų iš kūno su vėjom, žinai. O ir lietus, lietus taip, lietus, sakysim, tenais yra duodamas kaip pavyzdys, bet, iš kitos pusės tenais jau, koks pas juos ten šventosios dvasios lietus. Kada mes pamatėm šitiek daug melo. Aš padariau tik tais iš 2 jų konferencijų padariau reportažus ir pasižiūrėkit, net netilpau į normaliai ir ne viską paėmiau. Tai įsivaizduokit, kas čia darosi. Staugia, rėkia, tas žodis, kriokia. Kaip iš kriokio laukiau, žinai, vienu žodžiu, kokie suvažiavę ir kriokia. Mėly žmonės, bėkit nuo jų, bėkit nuo tų pastorių, kurie tenai sėdi, bėkit iš tų bažnyčių. Eikit ieškoti Dievo žodžio patys, eikit patys melskitės, patys ieškokite ir Dievas tikrai palies jūsų širdis, o ne tikrai neklausykit šitų veikėjų. Dar 2 dienos, dar ne 2 dienos, dar 2 dienos, dar ir bus 4, pirmadienį bus
Aš pabandysiu iš visų padaryti kažką tokio, bet jeigu bus laiko, aišku. Nu, bet jeigu ne, tai truputį vėliau padarysim galbūt iš visų, kad, užbaikite su tais jų stebuklingais, šviežiais patepimais, šviežias vėjas, 30 metų visą laiką pasišviežęs, vienu žodžiu, pas kitus parūgęs man. Aš negaliu, mane juokas ima. Viskas baigiu. Mąstykit, galvokit, tikrinkit su Biblija ir būkit palaiminti. Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu.